Remigijus, autentiška lyderystė. Vienas klausimas. Tai yra, kokios spalvos yra tavo gyvenimas? Šią akimirką esu Graikijoje, saloje ir čia yra daug įvairių spalvų. Gali būti gyvenimas baltos spalvos. Balta spalva autentiškos lyderystės sesijose simbolizuoja atsipalaidavusį pasitikėjimą savimi. Jeigu žvilgterite, tai yra prie šitų jachtų, tai yra būtent sugebėjimas plaukti tiesiog su gyvenimu. Buvimas įsižeminusiam ir pajautimas tėkmės pačio gyvenimo. Jeigu žvilgterite, raudona spalva, ką galėtų reikšti, tai yra aistra, drąsa, gyventi, turėti idėjas, jų siekti ir panašiai. Žalia spalva simbolizuoja atjautą. Atjautos, kiek tu jauti savo, kitiems žmonėms, aplinkai ir sugebi pažvelgti, kad yra ne tik žmogus, bet už jo slypi dar didelė gyvenimiška patirtis, kuri suformavo jį būtent tokį, kaip jisai elgėsi būtent dabar. Juoda spalva, tai yra vidinis šešėlis. Kiek yra pažįstama ta vidinė būsena, tokia žvėries, kuris sąmoningai ir nesąmoningai kartais išlenda į gyvenimą. Geltonoji spalva, tai yra džiaugsmo spalva, kūrybiškumo spalva, kiek jos yra pačiame gyvenime. Ir jeigu žvelgti, štai čia yra nuostabus paukštis, kuris vadinamas kartais rojaus paukščiu. Ir jisai tikriausiai turi visokių spalvų. Mėginkime arčiau pažiūrėti ir galbūt jisai kažką netgi gali padaryti, mums parodyti savo gražiąją uodegą. O gal ir ne. Galbūt šiandien nėra būtent tas momentas, kada tai galima išvysti. Nes tikriausiai kiekvienas žmogus, kaip ir paukštis, turi tam tikrą laiką, kada jisai geriausiai išsiskleidžia. Tai esminis klausimas yra, kokios spalvos yra tavo gyvenimas.